Sveiki, sveiki. Premjera šį kartą pirmą prezentaciją mūsų lietuviškai, bet labai nekantravau kuo greičiau su jumis dalintis tai, nes matau tokių dalykų, tokių perliukų šitam marketinge, kad neišeina tylėti. Tai šiandieną kalbėsim apie kompaniją Yes Global. Jinai turi 8 būdus gauti atlygį. Gali būti, kad jų dasidės arba jie biški pasikeitalios tie būdai. Gal mes kol kas aštunto to atlygio būdo kol kas nejaučiam. Ir gal nekalbėsiu šiandien apie visus iki galo, bet pagrindinius, į ką reikia atkreipti dėmesį, būtinai šiandien mes išgirsim. Tai kas pirmiausia pas mus yra, tai yra registracijos paketai. Ir kaip nebebūtų, yra labai gerai, kad tai yra, tai reiškia, kad atėjęs žmogus, tas, kuris daug dirbs, tas ir uždirbs. Dar pasakysiu, kad kompanija yra marketingas, tas vadinamas atlygio planas iš dviejų dalių susideda: linijinio marketingo, binarinio. Ir galiu pasakyti atvirai, mano patirtis nebuvo labai didelė, bet jeigu kompanija neturi binarinio marketingo, aš, pavyzdžiui, į tokias kompanijas net nežiūriu. Ir man tokie pasiūlymai absoliučiai neįdomus, man gali ten būti paauksuotas produktas, jeigu nėra marketinge binaro, aš į tokią kompaniją net nesvarstau galimybių kada nors. Pati jau padirbau mėnesį ir pajaučiau visą šitą, dabar pasakysiu tokias pagrindinės dalykus, į ką reikia atkreipti. Paketai yra 4, jie nėra suskirstyti: lyderio paketas, ten verslo paketas ar ne. Vienintelis visą laiką, į ką sakau atkreipti dėmesį, kad turbūt pamatysite ir mūsų pionier paketas, jau ir pavadinimas daug ką reiškia, ne? Jisai kainuoja $884, jeigu žmogus nenaudoja jokių akcijinių prekių bet realiai ir šiandien darėm registraciją, vis dėlto gavosi virš 900 eurų tas paketas, bet ką aš noriu pasakyti, jisai turi 780 taškų ir gaunam net 26 produktus šitam pakete. Ir kaip atkreipkite dėmesį, jisai turi begalybę visur. Ir dėl ko aš pradedu nuo pionierius. Kadangi mes į šitą kompaniją prisiregistravom visoje Europoje pačios pirmos ir visa mūsų komanda, kurios dabar čia per šitą pirmą mėnesį, jūs vis dar esate pirmi, ne? Kompanija mums pionier paketą siunčia nemokamai. Tai čia yra wow, ane? Ir kad palengvinti, pradžiai labai jie ieškojo per kokią kompaniją siūsti, kad greičiau, nes siunčia mums tiesiai iš Malaizijos. Pionier paketas mums yra siunčiamas nemokamai, Boulder paketas jau būtų mokamas, bet kadangi tokių paketų iš vis kompanija mums nesiunčia, tai mes bandom juos priklijuoti prie Pionier. Tai yra 408 eurai. Kaina jo būtų, ten yra 300 PV taškų, $360 būtų pinigais vidiniais, ten doleriai, ne? Ir ten įeina 12 produktų. Bet galiu pasakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, kai būdavo su akcijom šitie, buvo praeitą mėnesį akcija, tai į tuos 408 nelabai irgi tilpdam. Visą laiką būdavo virš 400. Yra 3 produktai, tai 102 eurai. Ir yra 34 eurai konsultanto vienas produktas. Ką galiu nudžiuginti, kad įsigijus vieną kartą paketą, jūs jau galit, visai nesvarbu kokį paketą, konsultant ir lyder kol kas privengiam registruoti už tai, kad mums labai sunku įsipaišyti tarp tų stambių paketų kol kas.
Jeigu žmogus tik tai pabandymui nori, tai galima jam parduoti produktų. Nu, žiūrėkit pagal situaciją. Aišku, kada žmogus ateina ir užsiema pas jūs komandoje vietą, irgi yra pliusas, sakau, žiūrėkit pagal situaciją, jeigu žmogus aktyvus ir jisai nori dirbti ir šiuo metu turi tik tai 3 produktam, vis tiek jį užregistruokit, jam padėsite uždirbti, jisai galės upgrade padaryti ir jisai bus nuostabus jūsų komandos narys. Jeigu žmogus tik tai vartotojas, tai neskubėkite šitais mažiukais paketukais registruoti, palaukite, jam parduokite produktą ir taip toliau. Bet žiūrėkit, kokie yra apribojimai atėjus su mažais paketais. Per mėnesį binarė žmogus galės atėjęs su konsultantu uždirbti nedaugiau 6 000, kad ir kokia jo didelė komanda būtų. Lyderis nedaugiau 27 000, kad ir kokia jo didelė komanda būtų. Bulderis 149 000, atrodytų labai daug, wow, bet aišku, jau jisai tiek pradėtų uždirbti, tai jisai jau seniai bus perėjęs į pionierių, nes kitu atveju jam būtų sunku uždirbti tiek pinigų, o pionieriui atlyginimas yra neribojimas, bet kurioje sferoje, tiek linijinė marketinge, tiek binari, jam nėra jokių ribojimų. Todėl ateiti su pionieriu į verslą, kaip verslo partneriui, tai yra pati geriausia strategija. Jūs nusipirksite, jūs gausite 26 produktus, savo pagrindinius pasiliksit vartoti, kitus produktus jūs parduosite su skirtumu ir susigrąžinsite visus pinigus ir galėsite toliau dirbti. Dabar paketo pakelimas, upgrade'as. Labai didelis yra pliusas šitoj kompanijoje, kada žmogui nereikia, jeigu jisai atėjo su bolderiu, kaip pavyzdys, ne? Ir nusipirko 12 produktų, o nori tapti pionieriu, tai jisai, bolderis kainavo 408, o šitas pionierius kainuoja 884. Jisai damoka $476, tai yra papildomai 420 PV taškų ir jisai tampa pionieriu. Reiškia, jam nereikia per naują pirkti pionierių visą paketą. Jisai tik damokit, kai jūsų partneris ateina su bolderiu ir jisai dasiperka ir tampa pionieriu, jūs nuo to skirtumo ir pinigų, ir PV taškų gaunat komisinį ir binarį, ir linijiniam marketingė. Tai va, visiems bus labai gerai. Tai pirma premija tiesioginiam rėmėjui, tada, kada jūs surandat partnerį, užregistruojate į savo komandą ir jūs darote registraciją ir pirma premija nuo registracijos. Dabar čia lentelėje labai aiškiai parodyta. Jeigu jūs esat, ir dar į ką atkreipkite dėmesį, ką prieš tai pasakiau, kad jeigu, pavyzdžiui, jūs esat pionierius, jūs visur gaunat didelį komisinį. Pažiūrėkit, pionierius registruoja konsultantą, gauna 20%, registruoja lyderį, gauna 23%, tai vat, nuo tos sumos jisai kiek moka, žiūrėkit, vat lyderis, jisai moka, registruojantis, jisai moka 102, ne? Tai nuo 102 ir jeigu jūs registruojat, pavyzdžiui, bulderį, jūs gaunat $93 ir jeigu jūs esat pionierius ir registruojat pionierių, jūs gaunat net 30%, tai yra $234. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs, gal ant kitos turbūt skaidrės bus, esat bulderis ir registruojat, pavyzdžiui, pionierių, jūs tą galite daryti, jūs gaunate 21% į savo piniginę kaip komisinį, o likusi procentai, nes šiaip 30 būtų procentų, jeigu jūs būtumėt pionierius, ne? Jums eina į jūsų upgrade'o piniginę. Prie to mes dar prieisim, ne? Dabar premija tiesioginiam rėmėjui, jeigu jūs esat konsultantas, tai čia vat viskas, kas parodyta lenteliai, čia viskas labai aiškiai parodyta. Jeigu jūs, vat, pavyzdžiui, esat konsultantas
registruojat pionierių, va čia matosi parodyta 10%. Ant šitų skaidžių labai neužsibūsiu. Jeigu jūs esat lyderis ir registruojat pionierių, jūs gauna 13%, skirtumas jums eis į apgreido piniginę, į apgreido. Reiškia, kada jūs nuspręsite apgreidinti savo sąskaitą, savo va šitą va paketą, žodžiu, tas skirtumas nenukeliaus nei jūsų sponsoriui, nei kompanijai, keliauja jūsų apgreido piniginė, tol, kol jūs tapsite pionierių. Gal jūs iš lyderio pasidarysite bolderį pradžioje, paskui nuo bolderio vėl pasidarysit pionierių. Jūs tą galite daryti ir gaudami komisinį, jau registruodami partnerius, jūs tą patį galite padaryti ir įsikėlę savo pinigų. Todėl labai svarbu kuo greičiau ateiti užsiregistruoti ir daryti tuos žingsnius. Dabar premija tiesioginiam rėmėjui, kada jau jūs esat bolderis, pažiūrėkit, kai jūs registruojat pionierių, jūs gaunate 21%, reiškia, o šiaip moka 30% už pionierių, jeigu jūs būtumėt pionierius, ne, va šičia labai gerai matosi, ne, moka 30%. Jum 8% keliaus į apgreido piniginę, kad jūs galėtumėt kuo greičiau tapti pionierium. Kompanija pati tiesiog jums padeda tą padaryti. Dabar registracijos premija. Dar ką noriu pasakyti. Jeigu jūs esate čia bolderis ir registruojat bolderį, irgi labai neblogai, 26% nuo 93 eurai, kada žmogus sumoka 400, ne, tai tikrai yra labai daug, 26%, aišku, ne 30%, bet jeigu jūs esat bolderis ir registruojat bolderį, tai jums į apgreido piniginę niekas nekeliauja. Tai va, jeigu jūs registruojat lyderį, va tokia suma tokia. Todėl būti pionieriu, aišku, geriausia, nes jūs atkreipkite dėmesį, kokie komisiniai konsultantas, lyderis, tai tikrai nėra, atrodytų labai dideli, bet žmogus ir nesumoka. Žmogus, lyderis, jisai sumoka 100 eurus, o jūs gaunate 20 dolerių 70 centų. Kodėl aš sakau vis sumaišau eurus? Už tai, kad mes skaičiuojam vieną prie vieno ir kada registruojasi, ir kada vidinius keičiam pinigus, mes kol kas skaičiuojam vieną prie vieno, ne? Tai va, o būnant pionierių, registruoti pionier partnerį, tai jūsų komisinis 234 doleriai iš karto tą pačią sekundę įkrenta jūsų piniginę. Man kas labai čia patinka, kad komisiniai visi krenta tą pačią minutę. Dabar antras yra registracijos mokestis. Dabar jūs įsivaizduokit, čia kalbėjau, atrodo registracija ir ten registracija, ne? Bet nei vienoj dar kompanijoje negirdėjau, nemačiau, kad mokėtų už tai, kad tu pats užregistruoji partnerį. Ir žinot, tenoj kompanijoje, kurioje dirbai, tikrai labai, oi, aušrytė, aš neturiu laiko, davai užregistruok, davai padaryk. Dabar čia jau nėra tokių, visi nori patys registruoti ir visi nori gauti kuo didesnį komisą. Ir atkreipkite dėmesį dar kartą, mergaitės, kodėl aš sakau, kad jums reikia kuo greičiau tapti pionierium. Pažiūrėkit, jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat va čia pačioj lentutėj pionierių, jūs net 19 dolerių 50, ar čia, aš kažkaip galvoju, 60, jūs gaunat iš karto tą pačią sekundę. Kaip tik tai jūs užregistruojat partnerį su pionieriu, jumis sąskaita įkrenta komisinis už tai, kad žmogus užsiregistravo ir pasirinko pionier paketą ir jūs gauna dar papildomai 19,50 už tai, kad jūs jį užregistravot. Jeigu jūs užregistruosit bolderį, jūs gausit 15,60, jeigu jūs esat pionierius. Bet jeigu jūs būdamas bolderis registruojat bolderį, jūs gaunat tik 7,20. Atkreipkite dėmesį, per pusę mažiau. Įsivaizduojat, per pusę mažiau. Lygiai taip pačiai, jeigu jūs būdamas bolderiu registruoja, būdamas pionierium, palaukit, bolderiu registruojat šitą bolderį.
ane? Irgi komisinius pionierius registruoja bulderį, gauna $9. Tai todėl daug yra naudingiau registruoti pionierius, pačiam būti pionieriu, bet aišku, susikurti iliuzijų karuselę lengviausia. Bet žinokit, dar galiu pasakyti, kada jūs patys būsit pionierium, jūs ir pritrauksite partnerius, kurie norės lygiuotis į jūs, ane? Jie norės pradėti verslą. Nes aš sakau, nu gerai, tu užsiregistravai toli, vartotojas viskas gerai, bet jeigu tu ateini daryti verslą, nu su tais 3 produktais nėra nuo ko pradėti, nes tu iš tikrųjų turi pats ragauti, o tai ką parduoti, jau nėra ką parduoti, ne? Dabar trečias komisinis tai yra premija už paketo atnaujinimą, tą vadinamą upgrade'ą, kur sakiau, kad į jo sąskaitą įkrenta pinigų, ne? Kai jūs ateinat su konsultantu ir yra kelias, kada jūs pereinat į upgrade'inimą. Tai dabar, pavyzdžiui, pavyzdys. Jeigu jūs ateisit su viena vieta, kol kas mes tokių neturim dar registracijų, bet marketingą vis tiek visą reikia žinoti, ne? Jeigu jūsų konsultantas užsiregistravo su viena vieta ir tada jisai registruoja pionierių. Nes mesgi nežinom, kiekvienas žmogus aplinkui savo ratą turi labai daug žmonių, ne? Tai jisai gauna komisinį nuo pionieriaus $78 į savo sąskaitą ir likę 20% jam įkrenta į atnaujinimo piniginę, į tą upgrade'o piniginę. Ir jisai taip jau savo upgrade'o piniginį, jisai tų pinigų negali naudoti nei produkto pirkimui, nei panaudoti kito partnerio registracijai. Jisai gali panaudoti tik tai savo paketo pakelimui. Tai va, ir taip lygiai taip pačiai, jeigu jisai ateina iš bolderio į pionierių, lygiai taip pačiai tą skirtumą reikia damokėti. Dabar pajamos už plėtrą. Jos skaičiuojamas realiuoju laiku, kasdien tai yra vadinamas binaras, ne? Ir už binarą irgi mokama labai įdomiai, į ką siūlyčiau atkreipti dėmesį. Aš buvau lengvai nustebinta, bet man iš tikrųjų vis tiek labai patiko, už tai, kad man tikrai buvo dienų, kada aš dariau ne vieną registraciją. Ir dabar į ką reikia atkreipti dėmesį. Bet čia kaip kalbėjau, kad mūsų savaitės, ten kalbėjau mėnesio limitus, ne? Binarė konsultantui, lyderiui, builderiui yra limitai, mėnesio limitai. Ir aš tikrai galvoju, kad jūs dabar žiūrite šitą video ir galvojat, oho, kiekvieną mėnesį gauti 149. Bet, mylieji, prisiminkit, kad mūsų komanda dar tik tai kūrėsi. Mes esam patys pirmi Europoje, tai yra daromi patys pirmi žingsniai. Ir komandos augs, plėsis labai greitai. Ir galiu pasakyti, kad jeigu mano komandoje galima buvo per kelias savaitės virš 6,000 padaryti, tai jeigu aš būčiau buvus tik tai konsultantas, tai jau mano atlygis būtų mane apribojęs, ne? Tai va, tai galiu pasakyti, kad į ką reikia atkreipti dėmesį. Į ką reikia atkreipti dėmesį binarę ir į rangus. Aš pradėsiu nuo pionierius, nes jis man labiausiai patinka ir čia niekam nepaslaptis. Ką duoda pionierius? Pionierius visų pirma duoda begalybę ateičiai. Aš visą laiką žiūrau į ateitį daug daugiau, negu čia iš karto man panosį. Jeigu aš registruoju savo komandoj į mažesnę koją vieną partnerį, aš esu pionierius, atėjus su 700 PV taškų. Ir jeigu aš registruoju į silpnesnę koją vieną partnerį, irgi pionierių, kuris turės 780 PV taškų, tai už pirmą tos dienos registraciją aš gausiu 12%. Ten bus 93,50. Bet
visai, ir tai pas mane jau vyksta, kada būna, aš pati dar kartą registruoju pionierių, mano partneris dešiniai pusiai, nu, pas mane dešinė dabar biški silpnesnė, tai visai nesvarbu. Mano partneris sako, aš noriu registruoti būtent toj pusėje, kur pas mane mažiau taškų, ne? Už visus likusius pionierius arba bulderius, viskas, kas bus tą dieną virš 780 PV, man mokės į binarą 6%. Bet be jokių ribojimų. Įsivaizduojat, ką tai reiškia. Jeigu mes esam bulderis, tai jūs už pirmą porą, kuri ateis bulderiu 360, jūs gausite $40 ir jums bus sumokėta 11%. Visos kitos registracijos, kurios tą dieną vyks jūsų silpnesniai kojytei, jūs gausite 5,5%. Tai reiškia, bet pavyzdžiui, jeigu jūs binarę registruojat pionierių, o esat bulderis, tai už 360 jūs gausit $40, o už likusius 400 virš taškų jau jūs gausite ne 11%, o 5,5%. Ir jūsų maksimalus savaitės limitas yra $34. Tai yra kosmiškai atrodytų daug. Bet mums atrodo tik tai todėl daug. Pradžiai, kol mūsų dar komandos tik tai kuriasi, ne, juk čia yra pati pradžia marketingo, šiandien mes darom premjerą lietuvių kalba pirmą kartą, ne? Tai dabar lygiai taip pat, jeigu jūs esat lyderis, jūs galite ir, pavyzdžiui, kada jūs lyderis registruojat pionierių, tai jūsų skirtumas eina į upgrade'ą nuo registracijos. Nuo binaro jums eina nuo 90, o žiūrėkit, pionierius turi net 780. Tai nuo 90 taškų jūs gausite $90, tai bus 10% nuo tos sumos, ne? O nuo 690 taškų pionierius jūs gausite 5% binarą. Jisai bus jums iš karto išmokėtas, bet 5%. 5%. O 10% jūs gausite tik tai nuo tiek taškų, su kiek jūs atėjote patys į kompaniją. Tai va, tai čia binarė. O registracijos komisinis dalis eis jums į piniginę kaip komisinis, o kita dalis jums eis į upgrade'o sąskaitą tol, kol jūs tapsite pionierių. Konsultantas lygiai taip pačiai. Nuo 30 PV, nesvarbu kokio dydžio jisai registruos paketą, nuo 30 PV jisai gaus 9%, nuo likusių taškų jisai gaus 4,5%. Binaro atlygį mums išmoka naktį mūsų laiku, atsikėlus ryte jisai jau būna įkritęs. Binaro mokestis į balansą, į bonuso piniginę. Tai va čia lygiai tas pats parodyta, aš jau kalbėjau tenai, aiškino, va čia labai aiškiai rodo, jeigu jūs esat pionierius ir žiūrėkit, kaip susikaupia taškai kairė ir dešinėje, ne? Ir jums pirmas partneris į kairę atėjo konsultantas su 30 PV taškų, o pionierius į dešinę pusę su 780 taškų. Tai aišku, pas jumi dešiniai pusė atsiranda 750 taškų persvara kitai dienai, o už tuos 30 taškų jūs gausit maksimalų binarą 12%. Ir priklausys, ką jūs rytoj pasistatysit į kairę, į dešinę, ką jūsų partneriai pastatys ir taip toliau. Dabar čia lygiai tas pats, jeigu jūs esat pionierius, ne? Ir pavyzdžiui, pas jumi jau yra komanda auganti ir kairiai pusė jums pasistatys žmogus tą dieną už 780, o dešiniai pusė pasistatys už 360.
Tai už tuos 360 jūs gausite maksimaliai 12%. Dabar čia jau labai aiškiai parodyta, ką aš sakiau. Žiūrėkit, ateina diena ir tą dieną matosi 3 registracijos. Kairiai pusėje 3 registracijos ir dešiniai pusėje 2. Ir labai aiškiai parodyta. Kairiai pusėje 3 registracijos jums davė 2340 PV taškų, dešinė pusė davė jums 1560 PV. Tai jums binarė už pirmą va šitą registraciją. Šitą neaišku, kuris pirmas atsistos. Už pirmą jums sumokės $93 su centais, ne? O už likusias, nes viena čionai dar trūksta, už viena lieka kitai dienai persikelia, o už šitą jau jūs gauna 6 procentus, $46 su centais ir tą dieną jūs gauna 140. Ir žinot, gali būti, kam mintis ateis, o tai galima registraciją perkelti. Ne. Niekada taip nedarykit. Niekada nestabdykit savo pinigų ateimą. Niekada. Man buvo dienų, kad man 3 kartus po 46 buvo ir aš sakiau, jokiais būdais aš nestabdysiu registracijų. Reiškia, man šiandien reikia tiek gauti po 6 procentus. Bet jeigu žmogus pas jumi nori registruotis čia ir dabar, niekada dirbtinai neatkelkit jo registracijos dėl to, kad gauti 12 procentų, nes jūs nežinot, kaip bus jums rytoj. Gali būti, jūs atkelsit, kitas žmogus vėl padarys rytoj registraciją ir vėl jums bus ta pati situacija. Todėl niekada neatkeldinėkit. Jeigu tas žmogus jūs pasirinko, pas jūs nori ateiti, reiškia, imam ir registruojam tą pačią minutę. Lygiai taip pačiai, kai žmonės laukia akcijų. Nei vienas rimtas verslininkas, kuris priėmė galimybę pradėti dirbti, jisai nelauks akcijų. Jisai ims ir darys, suprantat? Todėl visą laiką žinokit, kad ta diena yra pati geriausia diena, kai jūs nusprendėte kažką veikti. Jeigu jūs turėkite omeny, jeigu jūs registruosit bolderius į kairiai dešinį ir jūsų partneriai atkartos tą patį, tai 12 lygių pasiekus pas jumi būtų atlygis 81 000. Ir būtų vienoj pusėje 2000 partnerių ir kitoj pusėje 2000. Nu, čia jau yra labai idealus variantas. Ir čia lygiai taip pačiai po 2000 partnerių ir vienoj ir kitoj pusėje atlygis 18 000, o čia jau 81. Vien dėl to, kad žmogus pasirinko būti bolderiu, ne? Ir, pavyzdžiui, jisai registruoja bolderius, jo partneriai bolderius, nu čia kaip pavyzdys. Dar šitą pavyzdį galima kreipti dėmesį, jeigu jūs dirbsite va taip, jūs užregistravot vieną kairiai, vieną dešiniai, jūsų partneriai pakartoja tą patį ir finalė 12 lygiai pas jūs uždarbis, jeigu pas jūs va tiek susiregistruoja partnerių 2000, ne, 48 ir kairiai, ir dešiniai, jūsų atlygis 191 000. Užduokit savo klausimą. Patys savo, per kiek jūs laiko galite tai padaryti? Čia ne jūs vienas tą darot, jūs tiesiog dirbate su savo komanda, ne? Ir ar įmanoma, pavyzdžiui, kitam darbe, netinkliniai rinkodaroj, uždirbti tokią sumą? Aš galvoju, šitą sumą galima padaryti per metus. Laisvai, gal net ir greičiau. Aš manau, galima greičiau. Dabar premija už binaro plėtrą. O čia va jau prasideda įdomumai. Ir labai dažnai žmonės klausia, oi, tai ar čia yra kažkokie lygiai ar ne? Aš dar nei vienoj kompanijoje nemačiau, kad nepadarius jokio rango šitiek daug mokėtų už binarą. Papildomai, čia yra mokestis už jūsų partnerių uždarbį binarį. Ką tai reiškia? Šita kompanija taip yra gudriai padarė, kad jūs nedarytumėt jokių dirbtinų registracijų, jūs nestatytumėt savo jokių vidinių kojų. Čia atėjai į kairę, į dešinę, į kairę mažesnę koją statai,
pasivijo, statai į kitą pusę. Jūsų partneriams jūs visą laiką stato žmonės. Jie daro lygiai tą patį. Ir pastoviai tie partneriai vienoj kojoj gauna taškų, ne? Ką reiškia, jiems lieka tik vieną koją statyti. Ir kai jūsų partneriai pradeda uždirbti, dar jūs neturit, pavyzdžiui, jokio rango, bet jūsų partneriai pradeda uždirbti, jeigu jūs esat pionierius, jūs gaunat 5 procentus. Jeigu jūs esat konsultantas, jūs irgi gaunat 5 procentus. Įsivaizduojat, lygiai taip pačiai iki 3 lygių visiems vienodai. Tai nuo pirmos linijos 5 procentus, vat jeigu jūs užregistruotas partneris, jisai yra pirmos linijos. Ir jisai pradeda registruoti žmonės ir pradeda gauti uždarbį iš binaro, ne tik iš registracijos, bet ir iš binaro. Tai reiškia, kad pas jį ir kairė, ir dešinė jau turi bent po vieną žmogų stovėti, ne? Jisai uždirba, pavyzdžiui, iš binaro 93,5 dolerio. 5 procentai, realiai beveik 5 doleriai, ne? Nu, labai nedaug trūksta iki 5 dolerių. Jeigu jo pakviestas žmogus pradeda uždirbti iš binaro, jūs nuo jo pakviesto žmogaus gaunat 4 procentus. Įsivaizduojat? Ir dar nuo to žmogaus, jeigu jau įgylė, dar 3 procentus. Toliau, jeigu norit gauti nuo 4, 5, 6 lygio iki 10, jums reikia jau pradėti daryti rangus. Goldas rangas reikia padaryti 2,5 tūkstančio bendrą apyvartą, skaičiuojasi visa bendra apyvarta jūsų pinigų, ne jūsų komandos, ne kažkokių tenai. Jūs asmeniškai, kiek bonus uždirbot, labai lengva pasitikrinti, naini suvedi ten, aš, pavyzdžiui, vasario 21, kovo 21 suvedu ir aš matau per mėnesį, kiek aš uždirbau, ne? Paskui nuo kovo 1 iki kovo 31 aš matau, kiek aš uždirbau. Tai kada pasižiūri bonusą bendrą balansą, kada rodo 2,5, jūs tampate goldu. Kas atsitinka? Jums atsidaro 4 lygis. Reiškia, nuo jūsų partnerių moka po 2 procentus binarė, kai jie pradeda uždirbinėti. Toliau platinum rangas man jau irgi labai nedaug trūksta iki to platinumo. Platinum rangas, tarp platinumo ir goldo yra dar vienas rangas, tai yra suma 5,000. Platinum reikia 7,5 tūkstančio apyvartą, jūs tapsit platinumu, jums atsidaro 5 gilis, moka po 1 procentą. Ir atkreipkite dėmesį, konsultantui jau nebemoka. Konsultantas, jeigu netampa lyderiu, bulderiu, pionieriu, jisai gali jau tapti kuo tik nori, bet jeigu jisai nepakeičia paketo, jam nemoka. Lyderis baigėsi ties 6, bulderis baigėsi ties 8 lygiu. Jūs galite daryti kokius norit rangus, jeigu jūs patys nepereinate į pionierių, jums jau nebemoka. Todėl, nemanau, čia ilgai neužsibūna žmonės, tie, kurie dirba, kurie nori gauti net 20 procentų nuo savo komandos 10 gylių, jie tikrai taps greitai pionieriais ir, aišku, pradės daryti rangus. Ir kad daryti rangus, labai svarbu visas registracijas daryti tik tai ant savo pirmos vietos. Kitu atveju jūsų visas atlygis persikelia žemyn. Tai va, čia yra parodyta, kad čia neverčiau šitų, aš manau, kad pasidarysim, aš biškai tikslinu dar šitus rangus. Tai va, pirmas rangas gold zolata, tai 2,5, paskui zolotais vizda 5, platina 7,5 tūkstančio, asmeninė apyvarta, jūs einat į savo kabinetą, pasižiūrit savo neapyvartą, netai paskiau, uždarbis, bonusai. Jūsų turi būti ir jūs po truputį pereidinėjate į rangus. Rangų čia yra labai daug, sumos įspūdingos, bet mes gal prie to nejudėsim. Ir aš iš tikrųjų jau kaip ir čia
yra dar daugiau tų čianai už lyderiavimą dar moka, bet dar tiksliai neišsiaiškinau kaip. Aš dar pažiūrėsiu tiesioginę premiją pagal lygį. Va čia va dar labai labai svarbu, ką turite išgirsti ir žinoti. Tai nebūtina daryti pačias pirmas dienas, kada užsiregistruoja, bet čia šitas vieno lygio tiesioginė premija yra labai svarbu. Jis yra įspūdingai didelė. Ir šitą premiją moka nuo pakartotinų pirkimų. Tai ne nuo binaro, ne nuo registracijų, o nuo pakartotinų pirkimų. Beje, nuo balandžio 1 jau darom mėnesio aktyvacijas. Kas užsiregistravo kovo, balandžio mėnesį jau turi padaryti iki balandžio pabaigos aktyvaciją. Aktyvacija vienas produktas, $28. Tai nėra daug. Ir mes tą po vieną produktą, jeigu jūs tik po vieną imsite, mes bandysim siūstis kartu su dideliais paketais, bet ką noriu pasakyti, kad aš užsisakiau dabar 6 produktus, pasiėmiau, kurių man reikia. Ir jeigu būna kompanijai akcija, tai jinai galioja ir perkant pakartotinai tą akciją, ją irgi visada galima išnaudoti. Ką dar noriu pabrėžti, jums nereikia jokių kažkokių dirbtinų papildomų registracijų, kad gauti nuolaidą produkto pirkimui. Jūs užsiregistravote į kompaniją ir visą laiką perkat su nuolaida. Jums produktas prie registracijos kainuoja $34, per pakartotiną pirkimą aktyvacija $28. Dabar šitoj vietoj, tai va, šitas komisinis mokamas, kai jūsų komandai prasidės aktyvacijos. Tai pirmiausia, jūs turit būti aktyvus. Antra, aktyvacija nuo 1 iki paskutinės dienos, nes sekančio mėnesio 1 dieną jau yra išmokamas komisinis. Ir jeigu jūs pats nepadarysit aktyvacijos, šitas komisinis nukeliauja viršų stovinčiam jūsų sponsoriui. Todėl, kad gauti šitą komisinį, reikia pačiam būti aktyviam, jūsų partneriai turi būti aktyvus ir jūs turite turėti kairiai ir dešiniai pusiai po registraciją. Po registraciją. Reiškia, kompanija nenurodo, kokiu paketu turi būti žmogus, bet jisai turi būti aktyvus. Tai pradžioje jisai irgi turi daryti mėnesio aktyvaciją, o paskui, aišku, jo darbas irgi turi pradėti judėti. 5 vienoj ir 5 kitoj pusėj atidaro mum 8 ir 9 lygį, kada mes statom partnerius ir į vieną pusę, ir į kitą, bet atkreipkite dėmesį. 8 ir 9 lygį atidaro tik tai pionieriams. Jeigu jūs esat bolderis, jums baigsis ties 7-8, jeigu jūs esat lyderis ties 5-6, jeigu jūs esat konsultantas, ties 3-4. Ir jūs galit kiek norite, kai yra 10 žmonių ar 20, jeigu jūs neperėsit į konsultanto, į aukštesnius paketus, jums tiesiog šitas komisinis negalios. Todėl palaipsniui, kai jūs ateinate per mėnesį laiko, jūs pirmiausia registruojat partnerius į silpnesnę koją. Mūsų komandoje aš tikrai labai aktyviai, pas mane juda abidvi kojas. Ir kuo jūs greičiau užsiregistruosit, tuo reiškia, jums greičiau bus vienoj pusėje bus pastatyta žmonių. Jūs pradžioje statot į mažesnę koją, o paskui, kada jau jūsų pastatyti žmonės matot, kad pradeda jau daryti registracijas, žinokite, kad jūs turite jau pasidaryti ir į priešingą pusę registraciją. Vieną partnerį ir tada jums atsidaro 2 giliai. Paskui palaipsniui 2 partnerį, 3 ir taip toliau. Pradžiai nereikia, bet labai gerai įsižiūrėkite šitą lentelę. Vienoj pusėje partneris yra, toliau statote į mažąją koją ir jau jums 2 giliai. Bet jau jūs kaip pastebėsit, kad jūsų komandoje jau yra lyderių, kurie jau net ir 3 gilį jums atidaro ir 4, tada, aišku, jums reikia susigripti ir pasižiūrėti, kad 2 partnerį pasistatyti į priešingą pusę ir taip iki 5 partnerių. Bet aišku,
pirmutinis tikslas tapti kuo greičiau pionierių. Tai už pakartotiną pirkimą net 95% iš 10 gylių moka kompanija komisinį. Čia yra wow, wow, wow. Tai yra labai dideli pinigai, kada jūs turėsite didelę komandą. Ko mes čia ir susirinkome, ne? Pirmiausia, pasidaryti didelę komandą. Tai ką aš ir noriu šiandieną pabaigti, nesiplėsiu daugiau, jau ir taip labai daug pasakiau, bet žinokit, marketingas, aš čia biški pasidėliojau, pasiskaičiavau, čia pinigai yra labai dideli ir jūs supraskite, kad jūs atėjote į tą 1%, kad ateina pirmiausia patys pirmi, kurie nauja kompanija, nauja mes Europoje yra patys pirmi, ne? Jūs turit visą galimybę susikurti dabar komandą. Ir tikrai nesnauskite. Ir kai išgirdot šitą video, kreipkitės kuo greičiau pas žmogų, kuris jums davė šitą įrašą paklausyti. Jeigu bus klausimų, prašykit, padėsim užsiregistruoti. Ir einam kuo greičiau. Dabar tikslas susistatyti komandą, nes nuo pakartotinų pirkimų yra labai dideli pinigai. Tai labai dėkoju visiems, kas klausėte. Su jumis buvo šį vakarą Aušra Stankevičienė. Kreipkitės, padėsim, užregistruosim, ateikite uždirbti. Tokio marketingo tikrai niekas neturi. Nekalbėjau šiandien apie produktą, bet jisai yra unikalus. Ir aš jau jį naudoju 3 savaitę produktą, tai yra tikrai su klinikiniais tyrimais, su visais sertifikatais ir produktas veikiantis. Tai yra labai svarbu, ne? Kada geras produktas, statyti komandą, dirbti ir sukurti vartotojų komandą yra labai lengva. Tai va, šį vakarą buvo Aušra su jumis ir iki kito karto. Prezentacijų darysime daug, ypatingai apie marketingą ir einame dirbti.